Kom šitie pomidorai yra ypatingi? Visų pirma, prekybos centruose yra labai daug rūšių pomidorų, bet tokių nenusipirksite. Kiek aš esu pirkęs prekybos centruose pomidorus, ir lietuviškus, ir ispaniškus, ten tik atsikandi ir vanduo išbėga. Vanduo, sėklos išbėga ir skūra. O šitie pomidorai yra kažkokie tai, kaip, nežinau, kaip lietuviški bananai. Jie yra, aš nežinau, dar tokių skanių pomidorų nesuvalgęs. Štai dabar žiūrėkite, aš atsikasiu bet kokį aš kad ir tokį raudoniausią, minkščiausią pomidorą. Ar išbėgo kas nors? Vienas lašiukas išbėgo, pažiūrėkit. Nėra jokių sėklų. Vien tik tai minkštimas. Pomidoras sutirpo burnoje. Tiesiog. Sutirpo burnoje. Įsileido. Va. Aš galiu per visą dieną šitą visą kiekį pomidorų suvalgyti. Štai, pažiūrėkit kokie pomidorai. Ar jums yra kada tekę nusipirkti prekybos centruose tokių gerų pomidorų? Va kažką panašaus yra tekę nusipirkti, kur neišbėgtų vandens iš pomidoro, pusę svorio vanduo ir sėklos. Liuks pomidorai. Dar tokių nesam turėję ir nesam įsiauginę. Tiesiog valgyti ir valgyti. Ir man toks klausimas atsistojo. Jeigu mes tokie paprasti kaimiečiai sugebam išauginti tokius pomidorus, klausimas, kodėl negali išauginti tokių pomidorų tie, kas užsiema pomidorų verslu, didžiausiai šiltnamiai, kodėl negali išauginti? Kodėl niekad nenusipirksi tokių pomidorų? Arba jeigu nusipirksi, tai nusipirksi už 3 kainą. Juk tas pomidoras, ar jisai veislinis geras, ar jisai vandeninis kažkoks, ten tik tai gal trąšos ar žemė turi būti papildoma, ar veislė turi būti papildoma. Jis išauga vienodai, aš nesuprantu. Šiltnamio, čia yra šiltnamio pomidoras. Tirpsta burnoje tiesiog. Saldus. Tokie. Biški yra su rūgštele. Eilinis klausimas, kodėl nieks negali išauginti ir pardavinėti va štai tokių pomidorų? Ar tai pardavinėja kažkokius tai GMO, ar genetiškai modifikuotus kažkokius pardavinėja? Nesuprantu. Kad tik ar purškimas tas labai didelis yra ir gadina tą pomidorą nuo kažko, ar per daug tręšia, nesuprantu. Nesuprantu paprasto dalyko. Linkiu, kad jūs bandytumėte auginti savo pomidorus ir gal jums pavyks, aš nežinau. Kur čia paslaptis yra? Kad pomidoras turi būti, kad sunku rasti kokybiškų pomidorų nusipirkti. O kai kas tokius pomidorus išaugina,
Liuks pomidorai. Labai patiko. Šie metai pomidorų metai.